Labai pozityvios emocijos, labai esu laimingas, kad pasirašiau sutartį su Kauno Žalgiriu. Kaip man atrodo, šiuo metu čia yra geriausias klubas, turintis didelį potencialą, gerą sportinę bazę ir tikrai, jei būčiau grįžęs į Lietuvą, tai mintis visos buvo, kad grįž būtent į Kauno Žalgirį. Kiek laiko brendo jau tas sprendimas sugrįžti į Lietuvą rungtyniauti? Gal paskutinius metus jau kažką pradėjau galvoti, kai išėjau iš Kipro, jau buvo kalbos, kad grįšiu, bet vis dėlto pasirinkau Indijos tokį kelią, dar pabandžiau Azijoje ir dabar laikas atėjo atvažiuoti į Lietuvą ir sužaisti pagaliau lygai. Čia jau buvo tokia vieša paslaptis, kad dar ir prieš išvykstant į Indiją jau buvo kalbų su Kauno Žalgirio klubu, ar ne? Tai kokie galbūt dalykai nusvėrė tada tą sprendimą vykti į Indiją vis tik? Finansiniai, pasakysim taip. Ir dar norėjau pabandyti, niekad nežaidžiau Azijos čempionate kažkuriam, kai pasakė, kad pasiūlė nuvažiuoti į Indiją, pažiūrėjau, pasvaršiau, teko, sakykim taip, priimti tokį sprendimą ir pabandyti, surizikuoti. Nuvažiavau, tikrai atvažiavau patenkintas ir esu laimingas, kad buvau ten, sakykim taip. Kaip įvertintum asmeniškai tą pusmetį praleistą Indijoje? Super. Kaip, super, galėjo būti aišku ir geriau, galėjau įmušti daug daugiau įvarčių, bet atvažiavau ten be pasiruošimo ir iškart buvau įmestas, sakykim taip, į čempionatą, tai buvo sunkiau priprast prie tų karščių, prie to čempionatą, bet kiek galėjau, kaip manau, tiek ištraukiau už savęs. Indijoje čempionatas baigėsi jau prieš kurį laiką, tai kokios formos dabar atvyksti į Kauną, ar esi pasiruošęs, buvai rinktinės stovykloje, tai kokia yra tavo situacija šiuo metu? Visada sunkiau po, sakykim, tokių ilgesnių atostogų, kai būni be komandos, įgauti gerą formą. Treniravausi kažkiek vienas prieš rinktinę, bet čia nėra tos treniruotės, kur pakeistų komandinės treniruotės, tai toj pačioj rinktiniai buvau negeriausios formos, bet tikėkime, per ten kažkiek 10-14 dienų praeisiu Kauno Žalgirį tokią stipresnę pasiruošimo sezoną ir viskas bus gerai. Atvyksti į komandą, kuri šiuo metu užima 4. vietą Lietuvos čempionate. Kaip žiūri į komandą iš šono, kokia jos situacija tavo akimis? Žiūrėjau gal 10 rungtynių, tikrai komanda turinti didelį potencialą, turinti daug gerų žaidėjų ir manau, kad šiuo metu gal neužima tos vietos, kuriai priklauso tai komandai. Tikėkime, su mano atvykimu kažkas pagerės. Bandysiu padėti komandai savo patirtimį ir aikščiai ir už jos ribų. Pats Lietuvos čempionate aukščiausioje lygoje nesi sužaidęs nei vienų rungtynių, tai kiek pačiam tai yra toks, nežinau, kaip čeklistą užsidėti varnelę ir galų gale debiutuoti? Taip jau giliai negalvojau, bet laikas atėjo. Grįžtu į Lietuvą, bet negalima sakyti, kad grįžtu, atvažiuoju pirmą kartą į Lietuvą žaisti lygos čempionate. Žinau, kad tikriausiai daug lūkesčių bus, daug žmonių stebės, kaip man seksis. Nežinau, prie to jau psichologiškai, man atrodo, esu pasiruošęs, atiduosiu visų 100%, neatvažiuoju čia nuleistom rankovėm, žinau, kad bus sunku, bet bandysiu įrodyti savo vertę. Tai ko gali tikėtis Kauno Žalgirio gerbėjai iš tavęs? Gero žmogaus 100%, o aikštėj tegul patys sprendžia.